Tai sveiki, aš turbūt pasitikrinsiu pirmiausia, ar mane girdite ir ar matote skaidres. Gerai. Repeticija vadinasi pavyko. Tai sveiki visi. Iš tikrųjų labai smagu kalbėti šiek tiek kitai auditorijai, nei esu įpratusi. Ir truputėlį galbūt irgi yra iššūkis kalbėti tema, kuri iki galo vėl gal nėra iš esmės visiškai teisinė, o kaip tik yra labiau susijusių vat, su visais kibernetinio saugumo ekspertų sritimi, su IT ir technologijų sritimi. Tai turbūt dažnam ir mūsų klientui kyla klausimas, tai ką tie teisininkai ir advokatų kontoros apskritai gali čia šitais klausimais pasisakyti. Tai priimam tą iššūkį ir dėl to esam savo labai atsakę ir išsigryninę, kad visame šitame naujame reguliavime teisininkai dalyvauja tam tikrais etapais, tam tikrose procesuose ir vienas iš jų yra būtent apie tiekėjų grandinės kontrolę kalbant. Tai dėl to mano šita šiandien pranešimo tema ir yra iš tos teisinės perspektyvos papasakoti tai, apie ką šitie nauji reikalavimai, kodėl tai yra reikšminga ir ką turėtų atlikti organizacijos tiek tie subjektai, kurie pateks į patį reguliavimą, bus pripažinti kaip kibernetinio saugumo subjektai ir kaip tik tie kiti, kurie yra toj tiekėjų grandiniai. Tai nežinau, turbūt ar verta pradėti tokiai auditorijai kalbėti apskritai, kas tas kibernetinis saugumas, bet nes net nebejoju, kad vidury nakties kažkas pabus ir pasakytų visus apibrėžimus, kurie yra tiek teisės aktuose, tiek praktikoje, bet turbūt svarbu suprasti, kodėl ta tiekėjų grandinė atsirado ir šitam reguliavime, nes vis tiek mes kalbam apie tai, kad tas atsparumo didinimas, ar ne, apie tai, kad mes turėtume saugoti tą kibernetinę aplinką, tiesiog atėjo supratimas, kad viena pati įmonė su savo ūkiu, su savo infrastruktūra, su savo personalu vis tik tai yra nepajėgi apsisaugoti, nes šitam skaitmeniniam pasaulyje, skaitmeniniai visuomeniai, be mūsų pačių, be pačios organizacijos, kuri veikia tam tikroje ar ne, ypač jautrioje srityje, dalyvauja ir kitų daug rinkos dalyvių. Tai dėl to ir atsiranda turbūt tas supratimas, reikalavimas į visą šitą kibernetinio saugumo sampratą, į visą šitą mechanizmą įtraukti ne tik tas įmonės, kurios tiesiogiai priklauso reguliavimui, bet ir pasižiūrėti, kas dar be kitų iš išorės irgi subjektų turi įtakos tam kibernetiniam saugumui, kalbant apie tą subjektą. Turbūt kalbėti apie tai, kas yra NIS, irgi neverta. Šiandien dieną ne vienam pranešime apie tai buvo kalbėta. Ką labiau noriu paakcentuoti, kad yra įstatymas, ar ne, į kurį perkeltas NISas jau yra įsigaliojęs. Tačiau mes dar turim turbūt savaitę laiko tam tikros nežinomybės, nes priežiūros institucija NKSC šiandien dienai dar atlieka tų įmonių, kurios priklausys kibernetinio saugumo subjektoratui registraciją. Ir va čia ir yra turbūt svarbu suprasti, kad turim balandžio 17, tai turim kitą ketvirtadienį, lygiai po savaitės, yra terminas, kada iš esmės visos organizacijos turi būti suregistruotos į registrą. Remiantis tam preliminariais NKSC duomenim, tokių įmonių turėjo būti tiesiogiai apie 2000. Iš to, ką matome mes patys, dabar konsultuodami klientus, nes jau klientai gauna šitos raštus apie tą preliminarų įtraukimą, matom, kad tokių organizacijų galimai bus daugiau, nes iš tikrųjų remiasi ekonominės veiklos klasifikatoriumi ir tam tikros įmonės, kurios yra pasižymėjusios, tam, kaip aš sakau, truputėlį per daug tų klasifikatorių arba galbūt nėra atsinauję tos informacijos, jos irgi savaime yra įtraukiamas. Svarbu čia irgi suprasti, kad turim pereinamąjį laikotarpį, tai nuo įtraukimo, tai nuo tos datos, kada registrą įtrauks, tai vadinasi vėliausiai balandžio 17 dieną. Tai nereiškia, kad jau balandžio 18 dieną, neturint kažkokių iki galo priemonių įgyvendintų, kad jau prasidės sankcijos ir kažkokie reguliatoriaus veiksmai. Įstatymai yra nustatyti 2 terminai. Pereinamieji, tai pirmas terminas yra metai laiko, yra atidėjimo terminas organizacinėms priemonėms, tai tame tarpe yra ir tiekimo grandinės saugumo reikalavimų įgyvendinimui, tai čia yra gera žinia, ar ne? 24 mėnesiai yra nustatyti techniniams priemonėms. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra maksimalus terminas, per kurį tos organizacijos turi pasiruošti ir šitos reikalavimus įgyvendinti.
Patarimas tikrai draugiškas ir remiantis supratimu, kas vyksta rinkoje, tikrai nelaukti net ne 12 ir net ne 6 mėnesių, iš tikrųjų, aš siūlyčiau vis tiek pradėti dabar, nes jeigu planuojama pasitelkti išorės ekspertus, tai dabar matom, kad organizacijos ten turi jau susidėlioję į tą savo darbų srautą darbus iki pat ten rugsėjo mėnesio. Tai tiesiog irgi toks patarimas, kad paskubėkit ir nepiknaudžiaukit to 12 mėnesių laikotarpio. Ir tai dabar, kas yra svarbu, kalbant apie tuos tiekėjus, tai vat, labai svarbu suprasti, kad tiesiogiai tiem tiekėjam NIS nėra taikomas, tame tarp ir mūsų kibernetinio saugumo įstatymas. Jie nepatenka, ar ne, į tą subjektų sąvoką, į subjektų kategoriją, jie nėra registruojami šitam subjektų registre. Tačiau jiems tai turi tas pats visas reguliavimas netiesioginį poveikį. Kaip? Taip, kad visi subjektai, tiek esminiai, tiek svarbus, nepriklausomai ar nuo kategorijos, jie privalės reikalauti atitikties iš savo tiekėjų, o atitiktis tai yra, kad tai NIS2 rizikos valdymo priemonė. Tai bus ir ar ne incidentų valdymo planai, ir apmokytas personalas, ir dalyvavimas, tarkim, atsakinėjant visokiom institucijom. Tai visas šitas paketas tų reikalavimų bus perkeliami tiekėjams per sutartis. Apie tai irgi pakalbėsim truputėlį vėliau. Tai žodžiu, iš esmės tai yra, kai tampa komercinis, sutartinis dalykas, netiesiogiai iš įstatymų išplaukiantis. Tai tiekėjo veiklos kaip tokios. Reguliatorius, tai mūsų NKSC, prižiūrėti kaip ir neturės teisės, skirti nuobaudų negalės. Vis tik tai va, tas poveikis ateis per kitą pusę, per subjektą. Tai jeigu subjektas pasiekimo grandinės saugumo neužtikrina, atsakomybė yra jam, tad kiekvienas subjektas yra suinteresuotas pasirašyti tam tikras sutartis ar ne, atlikti priežiūrą, audituotis, kad savo tuos tiekėjus, kad jisai atitiktų jam keliamą reikalavimą. Tai todėl irgi, kai kalbam apie tiekėjus, turbūt reikia suprasti, kad nekalbam apskritai apie bet kokius tiekėjus, mes kalbam vis tiek, kiek tai yra susijęs su tinklais ir informacinėmis sistemomis. Ir turbūt atsakant irgi truputėlį jau Jaldo tokią intrigą, tai kur ta grandinė baigėsi. Tai Jaldai grandinė baigėsi neaišku kur, nes priklausomai nuo to, koks yra tiekėjų tas tinklas, koks jis išsibarstęs, nėra galutinio, kaip aš sakau, to linijos, to kraštinio žaidėjo, kuriam tie reikalavimai negaliota, nes tai galioja ir subtiekėjams, ir subtiekėjams. Tai va tą grandinę susiinventorizuoti ir užtikrinti jo saugumą tampa iš tikrųjų labai reikšminga, nes jokių išimčių šitoje vietoje nėra. Ir dabar pagazinant dar, turbūt, jeigu nebuvo pagazinti, atsiprašau, nes ne visus pranešimus girdėjau, tai kodėl svarbu tai turėti minty, nes tai yra iš tikrųjų labai svarbus reikalavimas, vienas esminių, tas tiekimo grandinės užtikrinimas, tai yra akcentuojama tiek visos Europos komisijos, tiek ir mūsų nacionalinio reguliuotojo. Tai baudos yra maksimalios, va čia mano skaidrėse parodytos, tai nereiškia, kad jos iš tikrųjų visą laiką ir bus taikomas, bet vis tik tai, kad suprasti mastą, kad mes nebekalbam apie kelius tūkstančius eurų, mes kalbam apie tai, kad tos baudos gali būti didžiulės ir čia svarbu, kad tai yra dalyvauja net bendra pasaulinė metinė apyvarta. Tai jeigu veikia įmonių grupė, tai kažkas nutinka Lietuvoje ir ar net, tarkim, tiekimo grandinės reikalavimai neužtikrinami, tai vis turime omeny, skaičiuojant baudą, tai turime minti bendra pasaulinė metinė visos grupės apyvarta. Ir dar yra tokie kaip ir asmeniniai vadovo priemonės skirtos vadovom, tai gali būti laikinas vadovo nušalinimas, gali būti apskritai įmonės laikinas veiklos sustabdymas, dar grįžtant prie vadovų galima ir atsakomybė asmeninė, tai yra bauda maksimaliai ten iki 6 000 eurų. Tai truputėlį irgi galbūt verta suklusti, kad tai nežiūrėti tos reikalavimus tik labai formaliai. Ir kai kalbam apie tą tiekėjų grandinę, tai irgi reikia suprasti, kad tai yra visuma reikia. Tai bus ir organizacijos, ar ne, tai gali būti ir žmonės, kurie kažkokias paslaugas teikia. Tai yra ir technologijos, ir informacijos, ir išteklių visuma, tiek, kiek tai yra susijęs su to tiekėjo prekės ar paslaugos suteikimu pirkėjui. Ir čia turbūt pailiustruoti, kodėl vėl mes apie tai kalbam, arba kodėl ir pati Europos Sąjunga nusprendė, kad tai yra reikšminga. Tai dėl to, kad mes turim ENISAS 24 metų atliktą analizę, kas yra įvardinta prioritetiniam grėsmėm. Ir čia mes matom, kad didžiausia grėsmė yra įvardinta kaip programinės įrangos tiekimo grandinės pažeidimas. Tai čia iš tikrųjų labai svarbus signalas išgirsti, kad
Šitie dalykai tikrai yra labai reikšmingi. Toliau čia, galbūt kadangi skaidrėmis dalinsiuos, bet kokiu atveju su visais webinare dalyvaujančiais, tai čia turbūt įdomumo dėlį tiesiog irgi pateikiau, kas yra pažeidimai pagal sektorius, bet galbūt tai nėra tiek reikšminga mūsų dabar, kalbant apie tiekėjus, bet čia irgi įdomumo dėlį pasižiūrėti pagal sektorius, kurie pirmauja šituose trečiųjų šalių santykių valdymuose ir taip pat lygiai taip pat, kas turi dedikuotas netgi tų trečiųjų tiekėjų priežiūros rolės. Ir tai dabar kalbant apie tą saugumą, bet kas, ne, iš kur tie reikalavimai atsiranda, tai atsiranda reikalavimai ir iš įstatymo, ir iš NISO. Taip pat, jeigu bus kažkam aktualu, galėsit irgi paspausti nuorodas, tai yra ir mūsų vyriausybės nutarimas su saugumo reikalavimu aprašu, turim ir komisijos atskirą įgyvendinantį reglamentą, turim taip pat Europos kibernetinio saugumo agentūros dokumentus, kurios yra irgi reikšmingos, naudingos informacijos ir be abejo turim visos standartus, kas čia turbūt nieko naujo. Ir tai dabar kalbant apie tą saugumo politiką, tai ką reikia suprasti, kad tai yra taikoma ta strategija arba ta visa saugumo politika turėtų apimti tam tokius elementus, kad tai turi būti projektavimas, tai yra tinklų ir informacinių sistemų, ar ne, projektavimas, kūrimas, diegimas, naudojimas, priežiūra, modernizavimas ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Tai reiškia, kad yra visi, tai nebūtinai visi, bet bent vienas jau reiškia, kad mes turime tiekimo grandinės saugumą užtikrinti. Ir ta politika turi apimti kokius elementus, ta vidinė, kur tvarka, ar ten taisyklės, kaip vadinsim, ar turėsim kelias taisyklės. Žodžiu, organizacija turi, pasitelkdama tiekėjus, turėti tą tvarką ir joje turi būti numatyta, kaip jinai atsirinks ir pasirinks tuos tiekėjus, kokius kriterijus tiem tiekėjam kels. Taip pat turėtų būti nustatytos taisyklės, kaip jie vertins tiekėjų riziką. Taip pat turi būti nustatyta, kokios ir ten kokia tvarka bus sudaromos sutartis. Taip pat turi būti tvarka, kaip bus vykdoma tų reikalavimų laikymosi kontrolė ir turi būti sudaromas aktualus sąrašas. Ir dabar apie kiekvieną iš jų truputėlį pakalbėsiu. Tai kalbant apie tuos atrankos kriterijus, tai kriterijai turi būti apimti, kad kai nusistatom, kad mes ruošiamės pirkti kažkokias paslaugas, tai yra tvarka, kokius kriterijus taikyti, tai tie kriterijai turi apimti numatyti kibernetinių saugumų reikalavimus ir kad tas objektas atitiktų. Taip pat turi būti keliami aiškiai identifikuojami kokybės reikalavimai šitiems produktams ir paslaugoms. Taip pat turėtų būti irgi reikalavimas prieigos valdymo. Kalbant apie rizikos vertinimą, tai visas NIS2 yra projektuotas taip, kad visos priemonės turėtų atitikti saugumo lygį, atitikti keliamą riziką, ar ne? Tai priemonės yra parenkamos pagal riziką. Tai lygiai tas pats yra taikoma ir tiekėjam. Ir tiekėjai, kai mes renkamės tą riziką pagrįstą metodą, tai visa ta saugumo grandinė turi būti vertinama kaip kad tiekimo grandinės rizikos valdymas, turi būti santykiai su tiekėjais valdymas, gaminių komponentų pažeidžiamumo valdymas ir produktų kokybė ir tiekėjų kibernetinio saugumo praktika. Kai kalbam apie sutartį su tiekėjais, tai yra sąrašas nuostatų, sąrašas temų, ką turime tose sutartyse susitarti. Ir tų dalykų neįtraukimas, nebuvimas bus laikoma, kad irgi yra pažeidimas, ar ne? Tai visų pirma, tai turi būti labai aiškiai suformuojami tie saugumo reikalavimai, kurių atitikties ir prašoma iš tiekėjo. Turi būti keliami reikalavimai personalui. Tai turi būti sertifikatai, kvalifikacijos, turim pagrįsti, kad yra kompetencija šito tiekėjo. Taip pat turi būti reikalaujama iš tiekėjo dalyvauti incidentų valdyme. Tai visų pirma pranešinėti, paskui teikti tyrimo ataskaitas. Taip pat turi būti teisė audituoti tokį tiekėją, įskaitant ir neplaninę auditą. Taip pat turi būti numatyta pareiga tiekėjų valdyti spragas, neatskleisti konfidencialios informacijos, turi būti numatytas tas vadinamasis SLA, tai yra paslaugų teikimo lygmenų susitarimas, turi būti aiškiai identifikuotos prieigos teisės ir sąlygos, taip pat turi būti reikalavimai patalpoms, įrangai, tinklams, taip pat numatyta kokiais atvejais ir kokia tvarka gali būti pasitelkami kiti žemiau esantis tie tiekėjai. Taip pat aptariamas, kaip yra grąžinama informacija arba duomenys pasibaigus sutarčiai. Ir taip pat yra aptariamas to paties subjekto, tai tos organizacijos, kuri pasitelkia šitą tiekėją teisės ir pareigas.
Ir sutarties, kai kalbam apie sutarties reikalavimą įgyvendinimo kontrolę, tai mes sakom, kad subjektas, organizacija, tai turi periodiškai peržiūrėti gebėjimą tiekėjų laikyti šitų reikalavimų. Tai neturi būti taip, kad sudariau 5 metų sutartį ir užmiršau. Iš esmės vis tiek tai ta kontrolė, proaktyvumas yra tos pačios organizacijos, to paties kibernetinio saugumo subjekto pusėje. Ir todėl tam geriausiai tinka tie vadinamieji periodiniai auditai, kurie, kaip ir sakiau, turėtų būti numatyti sutartyse su tiekėjais, kad niekam nekiltų klausimas, bet štai vietoj labai svarbu akcentuoti, kad tai turi būti iniciatyva ir proaktyvumas iš pačios organizacijos. Ir taip pat aktualu turėti tiekėjų sąrašą, kuris turėtų būti apimti visus tiekėjus, visus tiekėjus. Tas yra, kad labai svarbu yra turėti tą visą grandinėlę, visą atsekomumą ir kaip vėl referuojant į įžangoje Aldo klausimą, tai kurioje šalyje ten gali pasibaigti. Tai šitą vietą irgi labai svarbu, tai ta grandinėlė yra labai reikšminga, kad mes galėtume su viską suinventorizuoti. Rekomenduojama prioritizuoti, žinoma, pagal paslaugas, pagal tai, kokią įtaką turi ta paslauga jų tinklams ir sistemoms arba pagal pačių tinklų ir sistemų svarbą, tai irgi taip kategorijas duoti tiekėjams ir lygiai taip pat turi būti periodiškai sąrašas peržiūrimas ir atnaujinamas. Tai jo, ir pasikeitus, kaip ir sakau, tam galim tiek pačiai kažkokiai sutarčiai, komerciniam santykiam, bet ir iš esmės, jeigu ir įvyksta kažkokie tai reikšmingi pokyčiai. Ir čia turbūt labiausiai finalui, pabaigai, ir turbūt aš laiką žiūriu, kad visiškai čia ir spėsiu, tai čia turbūt man geriausiai iliustruoja ta pati Enisa turi labai iliustratyvų grafišką paaiškinimą, vis tik tai kas tai yra tasai trečiųjų šalių ar ne, tų tiekėjų grandinės rizikos valdymo ciklas, kas iš esmės yra reikšminga. Tai visų pirma, tai yra, ar ne, kad pirmiausia, mes turim suprasti tą savo grandinę, mes turime aiškiai juos identifikuoti, labai aiškiai suprasti, kokios rizikos jų paslaugų, jų darbų, kokią tai riziką kelia mums. Tada mes turim turėti įvairias vidinės tvarkas ir susitarimus. Mes turime aiškiai apibriežti reikalavimus, kuriuos keliam, turim prižiūrėti, kaip tų reikalavimus yra laikomasi. Turime aiškiai suvokti, kur yra tie pažeidžiamumai, kur yra tos spragos, jas reaguoti, irgi peržiūrėti ir kad mes jos turėtume viską žinioje ir nenustebtume vėliau, kad kažkas nutiko ir galiausiai, kad mes turime kelti reikalavimus, kokybės reikalavimus produktam ir paslaugom. Tai, kad mes turim turėti ar ne visus procesus, visas techninės priemonės ir kad turime gebėti vėlgi pamatuoti tą kokybę paslaugų ir produktų. Tai būtų tiek iš mano pusės. Žiūriu, kad mes čia visi labai pavyzdingai laiką tilpome, tai džiaugiuosi ir jeigu turite klausimų, tai labai lauksiu. Ačiū, Irma, mes ne tik į laiką, bet aš spėju, mes ir į turinį tilpom, bet kažkaip matyt, turim krūvą klausimų. Jums spėju, kad ne čia tokia geras būdas gauti jūsų konsultacijas. Tai imant įmonės, KSS įmonės, absoliučiai visų turimų tiekėjų ratą, kurie iš šių tiekėjų yra laikomi tiekėjais pagal KSI įstatymą kibernetinio saugumo, ar iš vis kai kurie tiekėjai gali būti nelaikomi tiekėjais? Kaip čia? Jo, dydis tam tarkim ar kažkas tai įtakos neturi, tai turi įtakos tiek, kiek paslaugos ir ten prekės ar darbai, tai turi būti susijęs su tom informaciniam sistemam ir tinklais. Tai iš esmės ten, kur yra dalyvaujama, prisiliečiam ar ne prie to, nes vis tiek mūsų viso kibernetinio saugumo tikslas ar ne, tai yra saugota visa elektroninė erdvė. Tai iš esmės tiek, kiek tiekėjas turi įtakos ar ne, kiek jis dalyvauja priežiūroje, kiek jis ten, tarkim, vystyme, tai tiek ir jis yra reikšmingas nuo to tiekėjų grandiniai. Vien dėl to, kad atvažiuoja kurjeris, kaip pavyzdys, ar ne, ir pristato kažkokias prekes, tai mes, kaip aš sakau, bendrąja prasme jis yra tiekėjas pagal kibernetinio saugumo grandinę, tai turbūt jis nebūtų laikomas šituo. Tai kažkur ta riba yra, bet iš esmės, žodžiu, kriterijus yra būtent per tas tinklus ir sistemas.
Ir čia galioja protingumo kriterijus, taip Nu, išeina. taip. Tai ar teisingai supratau, kad jeigu, pavyzdžiui, kokio tai kondicionieriaus pastatytas šiaip biuro patalpose, tai čia netekėjas, bet jeigu jau duomenų centre tas Taip, kondicionierius ir nuo jo visiškai teisingai, absoliučiai teisingai, teisingai gerai sako pavarčiau, labai. čia aš tvarkoju. Nu, tai da Nes kitas. ir fizinė prieiga yra labai reikšminga, ar ne? Nes tai va irgi Aha, nepamirškim, kad fizinė prieiga irgi yra viena iš grėsmų kibernetinių, ar jo, ne? čia ir pagal ISO 27 ten Taip, tas. Ne. taip, taip. Taip, toliau. Jeigu subjekto, kuriam NIS2 taikomas tiesiogiai tiekėjas yra registruotas ne ES šalyje, ar jam taip pat taikomi reikalavimai? Tai va čia ir būtent, čia yra visiškai per komercinę, per tą, kaip aš sakau, sutartinę atsakomybę. Taip turėtų būti taikoma. Nėra jokių išimčių, kad subjektai, kurie už, kad Ir jiem iš jų negalima reikalauti. Kaip tik galim pagalvoti, kad iš trečiųjų šalių mums dar atidžiau reikėtų turbūt stebėti ir žiūrėti, kokių reikalavimų jie laikosi ir ar kaip tik yra saugu. jeigu užsidėsim protingumo kepurytę, tai nesvarbu, ar jis es šaly ar ne es šaly, jeigu jo komponento sutrikimas Turi griauna. įtaką mūsų paslaugom, mūsų ar ne, mūsų sistemai, tai vienareikšmiškai. Klausimas geras. Nes čia svarbu, nes yra ir komponentai, būtent nes galim kalbėti, kad tas provideris gali būti ar ne, ir kažkokių ten, tarkim, dalių, produkto kažkokio, tai gali būti ar ne, ir paslaugų. Tai va čia irgi tas labai geras Aldai komentaras apie komponentą, kad jis irgi tam Taip, paaiškina. aš ir toliau taip gerąją linkmę varysiu. NIS2 subjektai privalės reikalauti iš tiekėjų, nuo kada jie privalės reikalauti? Kas Tai tai va yra tas 12 mėnesių, kaip aš sakau, pereinamasis laikotarpis, nes tas įsigyvendinimas, va, čia vadinamo yra organizacinė priemonė. Tai kad vat, ta atitiktis tiekimo grandinės turi būti gyvendinta per 12 mėnesių nuo įtraukimo į registrą. Tai jeigu įtraukia į registrą kitą savaitę balandžio 17, Aha. tai teoriškai iki 26 balandžio 17 turim laiko. Bet nepamirškim, kad su tiekėjais ir dabar mes tą darom, reikia dėrėtis. Tai vien tai, kad mes turėsim sutartį ir kad tiekėjas ją pasirašytų, tai irgi matom labai didelę sąnaudų dalį užima laiko prasme dėrėtis, nes yra tiekėjai, kurie sako, aš nepasirašysiu. Ir atsiranda mūsų, pavyzdžiui, tikrai yra klientai, kurie perka paslaugas iš, nežinau, monopolisto rinkos, kuris tik tai vienintelis gali teikti tokias paslaugas. Ir pagalvokite, toks tiekėjas, šalia televizijos centro, reiškia, ten jo. Tai vat. Ir toks tiekėjas sako, aš nepasirašysiu. Ir suprantam, ką tai reiškia. Bet, aišku, gera žinia yra, kad va tokie tiekėjai gali būti paties NKSC įtraukiami į netgi subjektų registrą, jeigu vat matosi, kad tai yra nes yra specialus dar kriterijus būti trauktam į registrą, tai jeigu vat yra teikiamos paslaugos, kurios turi esminę, ten labai didelę reikšmę, kažkokiam subjektui. Nu, tai kaip pavyzdys, ar ne, yra didžiulis, čia neminėsiu gal pavadinimų, tarkim, kažkoks valstybinis, ar ne, įmonė, kuri ten aptarnauja, nežinau, geležinkelis, ar ne, ir vat jeigu nepavyksta jiems susitarti su savo paslaugų tiekėjų dėl tokių reikalavimų prisiėmimo, tai ką gali daryti, NKSC galės tokį paslaugų tiekėją irgi įtraukti į registrą ir vadinasi, jam bus privalomi reikalavimai ir plus ant to, vadinasi, dar bus ir reguliatoriaus priežiūra ir sankcijos. Kad jie ten ir taip bus. Taip. Jo, na ir dar paskutinis turbūt čia labai tempiant, kalbant apie baudas ir brėžiant lygiagretę tarp TIS2 ir BDARO, ar daug jums žinomų atvejų, kai už BDAR nesilaikymą buvo skiriamos reikšmingos baudos, ar visgi baudos yra kraštutinės priemonės ir taikom už pasikartojančius? Jo, tai kaip pasakyti, baudos, jas savaime nėra kraštutinės, gal tik tai jų dydis nėra ten toks apie Lietuvą kalbant, ar ne, nes mes čia kalbam apie Lietuvą, ten kokiai būtumėm Prancūzijoje, tai čia visai kita situacija būtų, nes matosi, kad nacionaliniai reguliatoriai truputėlį turi kitokį požiūrį. Kalbant apie Lietuvą, tai turbūt didžiausia turime dabar, kuris yra apskūstas sprendimas Vinted, buvo skirta, bet čia buvo 9 šalise. Tai už tą turbūt irgi negalim remti šitą, tai daugiausiai dabar, ką turėjom, tai buvo paskutinis ar ne, tai CTV, kur buvo 100 tūkstančių, berods, jeigu neklystu, 110 ar kiek tūkstančių bauda buvo skirta. Čia vienas greitomis klausimas, visgi spėjau iššokti į paskutinį vagoną. Gerai. Tai ar svarbu, kad abu kriterijai, įmonės darbuotojų skaičius ir apyvarta būtų įjungti, Svarbu, kai kalbam apie patį subjektą, tai yra sektorius, ar ne, kuriame jis veikia, ir tada yra tas dydis. Dabar kaip yra dydis apibrėžtas, tai pirmiausia yra apibrėžiamas per darbuotojų skaičių. Tai papuola vidutinės ir didelės. Vidutinės turi turėti nuo 50 iki 250, didelės yra virš 250 darbuotojų. Tai darbuotojų kriterijus yra esmė. Jau šitas. Ir tada yra dar 2 kriterijai, kurie yra, kaip pasakyti, vienas iš. Tai turėtų būti metinės pajamos ir tada balansinė turto vertė.
Tai va čia irgi yra reikšminga, bet iš esmės, kad jeigu turim darbuotojų virš 50, tai jau mes patenkam ir į tą vidutinio. Supratau. Tvarkoju. Ačiū labai. Tai Ačiū ačiū Jums Vilma labai. už pristatymą.